Kol lauke dar nėra sniego, valgyt galima ant kiemo. Gal ir nelietuviškai nuskambėjo, bet bent į ritmą. Bet pirmiausia, norint gamtoje pavalgyti, ką reikia padaryti? Teisingas atsakymas būtų užsukti kažkurią maitinimo įstaigą, išsirinkti, ką norėsit valgyti ir nusipirkus vykti į gamtą. O tiems, kam smalsu, kur katinai valgė, atsakau, tai Romo uostas. O jei bus skanu, filmuko pabaigoje pasakysiu, iš kur pirkom maistą. Mums trims krevetės su bulvių čipsais pasitarnavo kaip užkandis. Keptos krevetės su lengvu česnakiuko poskoniu ir bulvių čipsai užkandžio misiją puikiai atliko. Sūnaus pasirinkimas buvo klasikinis kebabas lavašas su vištiena, didesnė porcija už 7 eurus ir tas lavašas buvo toks sunkus, kad aš vos nulaikiau vieną ranką. O ir vištienos kiekis lyginant su daržovėm buvo gan didelis. Baulas su jautiena pradarius dėžutę kažkiek savo išvaizdą mane išgazdino. Bet paragavęs nuomonę kardinaliai pakeičiu. O dar tas geras prie jautienos derinys, batatai, feta, plus kitos daržovės, žodžiu draugo pasirinkimą užskaitau. Na, o mano tos dienos pasirinkimas buvo firminis MRT burgeris su 2 jautienos paplotėliu. Nežinau, ar prieš tai visko prisiragavęs buvau, ar burgeris buvo didelis, bet aš jį vos įveikiau. Kadangi mes skaniai pavalgėme ir kažkam bus smalsu, iš kur mes šį maistą pirkome, tad užsirašote MRT kebabai Kaunas Kalantos gatvė 121.